sako, atsikilu, policija klausinėjai, kokią gatvę aš esu, koks mano vardas, kokia pavardė. Viską reikėjo pasakyti, nieko nesuprantu, nieko negalėjau paaiškinti, nes tiesiog nežinau, nes neatsimenu, nes tiesiog pasikirtau eiliniai vietai. Įdavo visai What up? Greetings from Australia. Pažiūrėkit. Valgom makaroniukų su vištyte. Karočią, Rokas gavo alaus kaip atlygį. Ne, šiaip Rokas gavo šiandien 300 eurų, dolerių ir 2 alaus. Tai čia, už dieną, nu tipo už pusantros galim taip sakyti. 10 valandų. Už 10 valandų. Achuja? Ko daug galim reikia norėti? 200 eurų. Nu, ir alaus. Jo, varysim, pavalgom, surengiam kažką biškį ir varom pa šaikelę. Ačiū, kas lavinat videką, ačiū, kas širnat videką. Labai mus myliu. Man ačiū esat. Alaus, balkūrai. Ką jūs? Ką tu, seniukas, ką narai čia? Dirbam. Dirbat? Mitybos planu. O, maladėt. O tu irgi prie mitybos plano dirbi? Jo, panašiai. Eik, tu naktui geri mitybos planai. Žiūrėk, kaip papūkai. Šitokie papai? Ką tu? One eternity later. Labą dieną, labas rytas. Važiuoju darbukį. Vadai, lėkiu darbukį. Čia dviračių taksi yra, bet... Varom taip, barankiukių, visko. Antrą dieną darbę. Labai patiko, aišku, yra reikalų, žinai, reikia dirbti fizinės darbs, vis tiek 3 days work. Bet... It's all good, it's all good. Gal dos dabar jau vienam kokį projekčiuką padarys. Nes šiaip tais... Tai... Tiesiai dabar darėm tą maštytę. Nežinau, paprašysiu gal išeis kažką pafilmuoti biškį, pasiėmiau chest mountą. Jeigu ką, užsimesiu chest mountą. Pafilmuosim kažką. They must just go through the interior, check all the buttons, make sure they're all good. One done? One done, the next one's sitting there, man. The white one is there now. Oh, honestly, man, it's actually... Gerai, iš tikrųjų, su to dviračiuku prasimint ryte. Prieš darbą. Tokį apšilimą pasidarai prieš darbą. Ir davai judam. Tai va, tokios naujienos. Tai su žiežiukų lėkiam. Guaba. Gerai, davai šikėlė. Susimatysim. Labas rytas. Turim penktadienį, 29 diena. Kylam į darbus. Bandysiu kažką šiandien pafilmuoti. Šiaip nežinau, viskas labai gerai, ta prasme. Važiavom ketvirtadienį, vakar buvo jau savaitė, pirmadienį įvėjau į darbą. Ta prasme, ta prasme, tai kad važiavęs į pirmadienį darbą. Tai mane turėtų atvažiuoti paimti už 15 minučių, nežinau, kažką. Trumpais tokiais kadrais bandysiu pafilmuoti, ką ten, kaip, nu taip ką, pagrūščiks. Vienu žodžiu, kraustam namukus, bučiukus, nešioju daikčiukus ir... Nežinau, žiūrėsim, kaip bus toliau, gal duos ir pavairuot biškį, nes turiu ir sunkvežimio teisės viską, tai nežinau, matysim. Šiaip gerai moka, viskas gerai atsiskaito. Žiūrėsim, gerai, susitiksim prie veiksmo, kai būsim. Va tokiuose va džiunglėse dirbam. Taip va toks vakelis ir važiuoju ten namas stovi. Judini tos daiktus, net nelabai malonu judinti kitas dėžės, nes
Čia atrodo, kad vat, iš vat, tokių vat, visokių žolynų gali atšliaužti ir pasislėpti kažkas. Arba ne. Belė koks bardaks, belė koks. Kraunam į sunkvežimį. Dar reiks porą lentynų paimt, porą dėžių. Viską iškraustyt. Tai tiek va. Po darbų jau. Radom draugą. Parsivešim namo. Draugelį. Va, nuo 8 šiandien iki 3. Mažas dar. Nu, dabar tematika automanam. Apžiūrėkim, ką vairuoja lietuviai. Turim va tokį Hyundai kažkokį. Turim Honda. Benziniukas 4x4, viskas. Turi kovos randų biškį. Bet nesvarbu. Svarbu, kūrėsi važiuoja. Gal automobilis? X-Trails? Ne, Hyundai ši. Su X. Visi varo ratai. Reikės tikrai varo. Pažiūrėkim galą dabar. A gals atsijungęs yra. Nėra pusašių gale. Kažkas pavogė pusašius. Reduktorius yra? Ne. Pažiūrėk, koks svors. Gyvatė, gyvatė. Žiūrėk, rimtai. Bля, rimtai su man. Ką valgom? Sveikai, tik tai sveikai. Organic. Don't panic, it's organic. Griaužia morką. Vietoj cigarečių morkas. Nori parūkyt, pasiemat morką ir griaužia. Ir taip galit mesti. Ir taip metat rūkyt. Ir matos gerai. Nu ką, penktadienio vakarą pradedam nuo maudynių, po darbų biškį atsigaut. Vandeniukas arbatytė beveik. Nėra labai šilts, nes dar biškį ir apsniaukia. Bet šiaip galima maudytis. Žiūrėk, gal užgaudysiu, taip. Spicy mango, čia mango habanero. Parodyk save patį, padaryk, kaip atrodo. Nori paragauti? Nori paragaut? Ragausi? That's only one portion? Yeah. Čia būtume dviese pavalgę. Huh? We will come here often. You sure? If you work. I can see it. O ragavai? Čia saldus su spicy. O, bet spicy. Geras, bet saldus. Kaip sakyt spicy? Aštru. Aštrus. Geras. Kol čia šnek lietuviškai. Ko tu čia pajungęs kažkokia netokia Aš nežinau, aš nieko nespaudžiu, žinok. Čia jūra prispaudinėja. What the fuck? That's the smoked ham. Smoke. Thanks. Ačiū. Prašom. O, mama. Nu, porą komentarų. Labai žiauru. O aštru? Tau net jau čia padažas ant žando prie akies. Nu davai darom ir mes unboxingą. Su muštinė. Amazing. Oi. Nu, ką jūs? Bachuras. Ką tu gera? Nieko gero.
Kodėl taip, kas čia? Nekrenta. Nekrenta. Aš kažkaip kaip tik maišau, taip man krenta. Normaliai padalink. Vai daryk, mano POV daryk. Ateik. POV. Tai labai protingai aš padariau. 666. Nu, uždenkit kas nors kamerą, kad pasibaigti. Uždenkit. Nu va. Šeštadienis. Orai tokie tipo. Lyna. Vakar. Miau pokeriuką vakar. Vircha tauras. Gurės. Ką čia mane užtinusi? O tai aš irgi užtinęs, pasižiūrėk. Kažką irgi atskiriu. Palauk, čia kaip intensyviai, žinau, bro. Opa, oi, tu. Taip, būčiau nufilmavęs. Toj parodysim, koks oras pas mus saulėtoje Australijoje. Va taip va. Orai. Šalta. Ne šalta, bet lyja. Remontuoju kombainą. Bet jau čia pabaigiau. Biški buvo pamiršti gal sumuštinį keptuvį. Bet nieko. Pats tas. Benas paskrudęs ir sumuštinį paskrudė. Su kuo jūsų sumuštinis receptą išduokite publikai? Šlapenka. Šlapenka. Sūris. Padažas. Baigęs. Achujenai. Bet barbuliuojantį. Sūrį būtinai pasirinkti. Žiauris skanus. Kokia? Nu kaip plasmasė. Skaniausiai. O žiūrėkit, kiek seksiukų virtuviai. Kiekvienas moters svajonė, taip pat 3 vyrai suvės virtuvėje. Kiekvieną dieną. Ta nėra Lietuvoje gerų bakūrų, aišku, kad nėra, visi čia yra Australijoje. Lietuvai nėra, Australijos. Pažiūrėkit, kaip jų rankytės. Bet negėjai mes. Segiausi būdų. Labą dieną. Sveiki. Į Kuršienus? Jo? Pro Kužius ten prasuksim, Samainės pasimti ir Kuršienus. Taip palei kokį byčią važiuoja, byčią jūrą, matai. It's weird. You think that they'd be proud of you. But when you leave the hood, they think that you look down on them. The truth is we still struggle on a different plane. $7 an hour with vouchers, it's all the same. Facebook messaging, hoping that can patch up shit. But all they getting now. Kur mes einame, Vyti? Einam į Pacific Fair. Kas yra Pacific Fair? Prekybos centras. Didelis? Didelis. Kaip Akropolis? Gal net ir didesnis. Didesnis netgi? Labukas? Wow, čia rimtai didelis. Čia visko yra. Ko tik nori. Ko tik akis geidžia. Welcome. Geras, na, pats didžiausias. Ponui, Ką čia Rokai nusipirkai? kiaušams skust. Vakar su viena panikė buvau susijęs, labai nepatinka laukai. 300 eurus, $300 Tai sumokėjai. žinai, dėl malonumo, ko nepadarysi. Tai tu uždirbi daug? Visą laiką. Pralygintuvo ieškojo. Ką nusipirkai? Čia gali pakimariam, jie daug tokių gultų. Atveri, tiesiog, va taip. Šus į Akropolį ar visgi didesnis? Biški didesnis gal. Kokius 6 kartus. O labiau fancy ar ne? Jo, seniai, tu važiuoji kokios čia parduotuvės Prada, Louis Vuitton. Ale kokia didelė krautuvė.
Alėjo. Būsiu Batmans. Būsiu Batmans, ne. Užteks, nes 600 baksų beveik jau. Antanas eina namo. Prisipirkome, apsišopinom, nusipirkom rūbų visokiausių. Kam tie ledukai? Mes turim gero viskio. O kai, kam čia tas viskis? O geras viskis yra gerai nuotaikai. Stan, tai miškrė prieš tą. Gerkit vyną. Nuotaikos jis negadina. Koks kuriuks. Užteks, gal ne? Gal aš... Degustacija. Per bulbę. Saldi. Saldi. Linkėjimai Justinai. Linkėjimai. Iš Saulėtosios Australijos. Jo. Siunčiam Aldo linkėjimus. Visi darykitės sumuštinukus pas Aldo, nes ten yra geriausia ir skaniausia ir pigiausia. Tai va, žinokit, jeigu pasidarysit, neprašausit. Čia net nediskutuotina. Smashed potatoes bus. Smash or pass. Mashed potatoes. Ką smash ar pes? Vyt. Smash. Žodžiu, krevetės jau. Ne. Skaniai bus žiauriai. $8. Parodyk banką, kur tas lagaminas. Ble, nu tipo. Kur važiuojam? Važiuojam į tempą. Kaip vaibelis. Davai pasikuriam. Primės, karočią, abudu su bičeliu, užmigom, nejaučiom net, nes atsikeliam policiją žadint, klausinėjai visokiausių klausimų, užsipuolė, nei nieko paaiškiai, nei niekas šnekė, nieko nesuprantu, o čia žiūrėk jau pasiruošus, sėdinti į baltos lauknešėlius, į psichiatrinį, bičiuką, kaip brūžas. Nei nieko paaiškinti, nei nieko pasakyti, žmonės nesiklauso visiškai. Ką mes tiesiog esam, du jauni banditukai užmygę mašinai, češinė mergas užmygo mašinom, nieko nesuprantam. Nieks nieko nesiklauso, nori išsiaiškinti, pilna tiesas, nieko nėra jokios tiesas.